Aš Indrė. Aš esu Loreta Vaskova. Ieva, esu tekstilės dizainerė, menininkė. Markas Liberman, edukatorius, kūrėjas. Teatro režisierė, taip pat dirbu pedagoginį darbą. Artscape edukatorė ir choreografė. Vedu judesio praktikas ir mes kartu su bendruomenė tyrinėjam kūną, anatomiją, biomechaniką. Dirbau su nelydimų nepilnamečių grupe, tai 17-16 metų vaikinais ir su jais tikslas buvo visiškai fokusuotis į muzikos kūrimą ir prodiusavimą ir tekstų kūrimą, tai jie kūrė nuostabius tekstus, mokėsi hip-hopo kūrimo elementų. Žaidimų įvairiausių duodavau arba įvairių teatro pratimų, kurie ten, tarkim, lavina vaizduotę. Tie žaidimai tapo labai svarbus tokie, nes jie padėjo iš tikrųjų tiesiog jiem likti vaikam. Kiek man teko su Baltarusiais susidurti, jie atsiduria tokioj niekieno žemėj arba tokioj pakabintoj, kaip jie vadina, padėty. Tai reiškia, tu toks esi pakabintas, tu lauki, tu nežinai, kiek tau reikės laukti, ar tiek, ar aniek, iš kur kokia tavo finansinė padėtis, kuri irgi keičiasi, tu neturi darbo. Nes kada šeima atsiduria tokioj pažeidžiamoj padėty, kada jie laukia, kada nežino, kaip kas bus. Tai yra tokio pavojaus, kad vaikai gali prarasti tiesiog patį pamatinį dalyką, tai teisė tiesiog į vaikystę. Atrodė, kad tie pratimai, kurie leidžia šiek tiek pafantazuoti ar atsijungti, tai jiem padėdavo šiek tiek nuo tos situacijos, bent jau valandai atsijungti. Užsiėmimas buvo tapyti ten dideliu formatu ir ten vieni piešia, nežinau, namelį iš karto, kiti piešia gėlytę, ten kažką ir vienas vaikas terkšt dažų, taip daug. Ir tada ten paėmė popieriaus lapą ir taip ant tų dažų ir atlipino ir tas vaizdas akyse matai tą džiaugsmą, kad jam tai yra wow, nes jis tai padarė, žinai. Striko man tokia mergaitė buvo 5 metų irgi užsiėmimuose. Ji lyg ir supranta visą padėtį, bet ji yra vaikas ir jai būdavo tiek smagu, kai jie ateina į užsiėmimus. Į ją pažiūrėjus toks buvo jausmas, kad net nevyksta nieko toj šaly, nes jai tiek smagu ir jinai galbūt 5 metų, gal nežinau, gal ne tiek ir supranta, bet jinai buvo tokia labai kažkokia, nežinau, tokia pozityvi, šilta tokia. Džiugu, kad po pusmečio žmonės patys užsinorėjo ir gebėjo atėję į užsiėmimą atlikti pratimus patys ir sako, aš įsigysiu kamuoliuką ir jeigu tavęs nebus, mes kartu galėsim tai atlikti. Tai man tai yra svarbiausia, kad žmonės kažką gali išsinešti. Ryškiausias momentas šių metų ir šito proceso tai buvo, kai jaunuoliai iš Ruklos pabėgėlių priėmimo centro atvažiavo į Vilnių koncertuoti pabėgėlių dienos šventėje, kuri vyko Užupyje, Downtown Forest Hotel ir buvo tikrai pakankamai daug žmonių. Ir vaikinai atliko savo 2 kūrinius ir tiesiog nenorėjo nulipti nuo scenos ir buvo pilni džiaugsmo ir patyrė tą tikrai malonumą, kai tu sukuri kažką ir žmonės tai vertina ir atsimenu tą jų džiaugsmą po koncerto buvo tikrai pati šilčiausia man emocija. Norėčiau su vaikais tiesiog padaryti tokią stovyklą ir nuo ryto iki vakaro, kad vaikai iš pabėgėlių centrų tiesiog žaistų ir tiesiog turėtų gerą, fainą laiką. Ką visi vaikai turi iš esmės jau. Tai tikriausiai norėčiau tokias žaidimų stovykla, kad būtų tokia vadintųsi.